Labą dieną. Praktiškai Seimo pirmininkas viską pasakė. Tai lieka sakyti, pasveikinti jūs. Jeigu rimtai kalbant, tai gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, gerbiami miško broliai. Taip jau drįstu sakyti, kadangi esu irgi vienas iš jūsų ir palikimo keletą hektarų miško, tai irgi ta problema, ne problema, o tos problemos ir rūpesčiai yra žinomi ir kaip sakyt, esu vienas iš jūsų. O šiandien mano misija yra pasveikinti jūs, pasveikinti ministro pirmininko vardu. Apgailestauja ministro pirmininkas, kad negalėjo dalyvauti dėl didelio darbo krūvio, užimtumo. Bet turiu jūs patikinti, kad jisai puikiai žino tos rūpesčius, tas problemas ir jam tai yra nuolatiniai darbotvarkiai tie klausimai ir tos problemos nėra, kaip sakyti, svetimos ar nežinomos. Tai yra dėka jūsų, dėka asociacijos, asociacija yra labai aktyvi, reikia džiaugtis, tai yra pavyzdinė asociacija, dėka Algio, jis yra labai aktyvus jo, kaip pasakyčiau, liaudiškai visur pilna, tiek Seime ir vyriausybė ir ministerijose, ir visose darbo grupėse ir visur, taip ir turi būti aktyviai žmogus stovėti ir atstovėti jūsų ir mūsų visų interesus ir būtent, kad tas miškas būtų išsaugotas arba naudojamas protingai, kaip ir ką tik pasakė Seimo pirmininkas, kad tas miškininkavimas taptų subalansuotas ir protingas. Tai va, trumpai norėčiau keletą momentų. Vėlgi rezoliuciją irgi gavau dabar, bet teko šiek tiek bendrauti ir gilintis ir pagalvoti, ką pasakyti. Tai kas labiausiai skauda šiandieną jums, tai mums tai yra du momentai. Vienas momentas yra dėl 5% apmokestinimo už parduotą medieną. Tai šios vyriausybės, kaip ir sakė gerbiamas Seimo pirmininkas, vyriausybė ši girdi, bendradarbiauja ir yra vienas iš prioritetų socialinis dialogas. Mes kalbamės, norim girdėti ir norim tvarkytis ūkiškai ir valstybiškai, kad tie miškai būtų tvarkomi. Dėl to jaučiam ir girdim ir iš jūsų signalus tuos, dėl tų 5%, kad tai yra našta. Tai porą skaičių galbūt, reiškia, šio mokesčio surinkta praeitais metais apie 14 milijonų, iš privačių miškų savininkų tai buvo kažkas apie 4,5 milijonų. Surinkta būtent į miškų tvarkymo programą, kuri paskui, reiškia, kita vertus naudojama vėlgi miškų tvarkymui, ligų prevencijai, mokymui, moksliniams darbams ir taip toliau, daugeliu gerų priemonių. Tai yra puikia programa, kuri, manau, ateityje turėtų išlikti. Bet grįžtant prie 5%, tai yra šios vyriausybės įsipareigojimas. Ir vakar šnekėjau dar su aplinkos ministru, beje, irgi džiaugiamės, kad galų gale turime aplinkos ministrą, kuris jaunas, energingas ir tikiuosi girdės jūs, nes ir dabar koridoriui tokių buvo padiskutavimų su jumis, kad daužom duris, nieks netidaro, negalim šnekėti su aplinkos ministru. Skambinkit tada man, aš dabar laikinai kovoju aplinkos reikalus, daugiau žemės. Skambinkit, bandysim tikrai ir dabar tikiuosi, kad su naujuoju ministru šitie reikalai judės ir tos problemos tikrai judės. Bet vėlgi grįžtant prie 5%, vakar šnekėjau su ministru ir jis mane patikino, kad artimiausiu metu bus pateiktas vyriausybės nutarimas dėl miškų įstatymo keitimo, kad būtų, reiškia, atsisakyta šio mokesčio. Tai čia yra ta žinia, bet vėlgi tai nereiškia, kad reiškia miškų programa pati bus panaikinta, jinai liks būtent šitom priemonių įgyvendinti ir dabar bus plati diskusija prasidės, kaip užtikrinti, kad jinai liktų. Tai va taip norėčiau pasakyti. Dabar kitas momentas, kas svarbus, tai aišku, dėl vakar turbūt matėt visi ir per žinias, per būtent Lietuvos televiziją buvo tas klausimas pakeltas per panoramą, kad Europos Sąjunga pradėjo sankcijas Lietuvai dėl vadinamų buveinių direktyvos. Reiškia, žinot visi, būtent dėl valstybei pradėta sankcija, būtent dėl nevykdomos buveinių direktyvos, taip jeigu trumpai.
Taigi šiuo metu yra parengtas vėlgi to pačio miškų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo numatoma projekte yra taip, kad didinti, sakysim, saugomose teritorijose tuos saugomus plotus ir tai, aišku, apribotų kirtimus ir taip toliau, tai yra, nėra vėlgi ta, sakysim, žinia, kuri būtų mums, sakysim, visiems ūkiškai miškininkaujantiems labai pozityvi, bet noriu pasakyti tai, kad vėlgi vakar teko su naujuoju ministru šnekėti, kad įstatymo projektas šiandien dienai padėtas ant stalo ir sėskim ir diskutuokim. Tai nėra, jisai galutinis, nėra baigtinis, diskusija šiandien dar tik tai prasideda ir pats metas dabar aktyviai labai įsijungti ir diskutuoti ir kaip sakyti, yra sulaukta nemažai pastabų iš įvairių socialinių partnerių, kurie būtent tam įstatymui turėjo daug pastabų. Taigi dabar jisai yra diskusijų stadijoje, prašom, diskutuokim ir raskim tikrai protingą, tą patį geriausią, optimaliausią sprendimą, protingiausią sprendimą, kad jisai būtų tiek geras, sakysim, tiek gamtos atžvilgių, tiek protingai miškininkaujančių atžvilgių. Ir sakė, gerbiamas Seimo pirmininkas, turi būti subalansuotas ir protingas miškininkavimas. Tai kaip ir minėjau, tai yra ir ministro pirmininko darbotvarkėje, tai yra visos vyriausybės darbotvarkė ir mes pasiruošę bendradarbiauti ir esame atviri pasiūlymams ir diskusijams. Tai dar kartą visus sveikinu ir sveikinu artėjančių švenčių progą. Ačiū, kad pakvietėte.